Labadiena, mėlėjai susirinkusieji. Mes galim, labas. Kadangi forumas apie maistą, manau, bus įdomu, tuo labiau, kad artėja pietų metas. Bendras mūsų šios dienos diskusijos pavadinimas, jis tarsi apima visą bendrą šio renginio pavadinimą. Jis pakankamai griozdiškas. Taika maistui, tvarumas, saugumas visuomeniai ir planetai. ES ir Lietuvos žemės ūkio ilgalaikis gyvybingumas. Daug žodžių ir kai pradedi skaityti, galvoja, ar tikrai čia viskas taip gerai. Bet iš tiesų gyvename įdomiais laikais. Ir mes ką tik kalbėjome su viena iš mūsų pranešėjų, Rasa Melnikienė. Ir jis pasakė tokią pakankamai įdomią mintį, kad pradžioje visgi buvo žodis, o paskui jau statistika, skaičiai, ekonominiai dalykai, ištekliai ir pokyčiai. Nes gyvename, kaip banaliai beskambėtų, pokyčių laikais, kurių yra labai labai daug. Ukraina, karas, naujoji žemės ūkio politika, kuris sutapo su karu ir visais įmanomais pokyčiais nuo klimato kaitos iki visuomenės požiūrio pasikeitimo, ekonominės krizės ir ko tik nori. Ir mes būtent kalbėsime apie tai ir bandysime rasti išeitis. Ką daryti? Ką daryti, kad visiems būtų gerai, visi būtume sotus ir šalia to išsaugotume gamtą, nesunaikintume savo valstybę, savo žemės. Su mumis šiandien Daiva Jakaitė, Europos parlamento biuro Lietuvoje vadovė. Juozas Olekas, Europos parlamento narys, socialistų ir demokratų frakcija, taip pat Žemės ūkio komiteto narys. Daktarė Rasa Melnikienė, Ekonomikos ir kaimo plėtros instituto vadovė. Ir Madeleine Mortler, Europos parlamento narė, Europos liaudies partija, Vokietija. O diskusiją moderuosiu aš, Arūnas Milašius, Delfi Agro redaktorius. Pone Daiva Jakaitė, pradėkite. Pradžioje buvo žodis, klausom jūsų.